Na sveiki, mėly žvejai. Ir netikėtai lėksiam į žvejybą. Neplanuotą. Gavau skambutį, o jeigu žvejybą skombin, reikia atsileipti ir varyti. Jep, paskombina kolega ir sako, maunam šamų ir ungurių. Jep, pernai buvau aš jau vienkartėlį ten. Buvau pirmas toks rimtesnis pabandymas pagauti ungurį ar tai šamą. Pernai apsikės, kas matėt, kas nematėt, kas matėt, nu ten tik šamukų pavyko pagauti. 4-5 ištraukiau, bet šamą nepavyko pagauti tada. Ungurių tada irgi nepasitaikė. Tai šiandien bandysim pagaliau atšėlą, pagaliau lyg tai vasara prasided. O, skambina kolega, o aš jau pasilaukiu. Tuoj. Tai vat, lauku kolegas, kažkur išvažiavo biški. Bet paskambint, sakė, tai jau neužilga grįž ir nutrauk man mintį. Ai, kad vasarėlį vis dėlto jau pagaliau atrodo pasirodė ir ši naktis atrodo tai gan šilta, kas turėtų visai būti gal ir gerai tiem ungurių šamų. Tai lėksma vėl prie Ventos upės. Nebeatsimenu aš tos veidus, iš tikrųjų, jeigu reikėtų dabar nuvažiuoti, mus nenuvažiuočiau. Vien kart buvom. Nu tai pabandysim, žiūrėsim, kaip šį kartą seksis. Tai žiūram, paskelbsiu gali laidelis nugalėtoje konkursą. Taip, nemaža buvo panašių spėjimų aplinkų. Ir paskelbsma. Tai ko, čiupsma daiktus ir lėksma prie upės. Na ką, atvykom į įvykio, į veiksmo vietelę. Šį kartą čiut kitoj vietoj negu pernai, kad buvom. Tai bandysime. Turim pusę 9. Pradėsime rišti meškeris, kol užmesime, bus 9. O vis tiek čia be tamsos, nieko nebus da. Tai turim dar laiką. Statyti palatkių, rišti meškerių ir pradėti žūklę.
Na ką, pirms laimikis. Šapaliukas. Kas nelabai būna dažna, kad šapalsunt naktinis laiką. Na kągi, baigęs futboliukas. 0-0. Laiks pradėti žvejoti. Tikėkimės, seksis geriau negu futbole belgams su Iranu. Po 12:4. Gal kam įdomu kokį sistemikį. Tai pintas valas. Čia vat būtinai sukutis, nes jeigu užkeptų ungurys, tai labai jau mėgs sukt, kad nenusuktų. Ir viskas paprastai. Šviniukas. Čia ir pavadėlis su sliekais. Nu ir kągi, turim beveik 2 valandą naktais ir nieka. Visiškai jokį veiksmiuką. Pakausimės jau. Negal vis laik jį pasisekti. Praeitą kartą karus žvejyba buvo daugiau negu pakankama sėkminga. Tai šį kartą visiškai nieka. Per daug ramia, tykia ir jokį judesiuką nėra. O vat kolega buvo, kad čia buvo bjauresnė tai jūra, tai sugavo laimikių. Ir žvejinai spūdingą šamą sugavo. Ir ungurių prieš tai sugavo. Šiandien nepamatėm nei kibimoką. Nieka. Jokį judėjimą. Nu niek, negal kiekvieną kartą pasisekti. Tokia jau yra ta žvejyba, bandai, įsitikini, pasižiūri,
tada jau matai. Bet ko? Paskelbkiam tada nors nugalėtojai, kai jau čia susirinkom. Dėkau visiems žiūrintiems, kad jie prisijungi naują prenumeratorių padaugėjai. Smagu. Tikus ir toliau dar vis prisijungsit prie kanaliuką. Šią savaitelę ir planai lėkti į Skirvytį ir pabandyti jau pagaudyti sazaną. Tai šiltesnė ora. Gal bus sazanus prabudienį ir gal jau vaniai bus aktyvesnė. Tai bus naujienas iš Skirvytės. Užsiprenumeraukit ir nepralėsit naujienų. Skirvytės sazanų, o dabar kon paskelbkiam nugalėtoją. Taip, daugumą visgi pervertinot mano tus karvosus. Nebuvau ten jau tokiai baisė. Visi buvau tokiai iki kilogramą ir tiksliausia atspėja Tomas Gomų 1746. Tai Tomai, susisiek su manim per Facebooką ir susitarsiam, kad išsiųsti priziuką. Taigi, susitinkam prie Skirvytės sazanų žūkliai. Dėsiu šią savaitę